Šiandieną yra ta diena, token eventas prasideda, reikia išeiti iš viešbučio, pasukti dešinę ir būsim lokacijų. Čia važiuokit, jau kryptininkai renkasi. Žodžiu, belikas čia darosi, keliaujam. Už 3 minučių, karočią, Vitalikas Eterimo įkūrėjas bazarina, tai truputėlį reikia paskudėti, tai lekiam, skubam, žiūrim, darom. Žodžiu, davė kažkokį maišą, reprezentinu kripto Lietuvą, reikia normaliai pavaryti, reikia sakyti už bazarą tada. Let's go. Keliaujam į pagrindinę salę, bet dar yra koks 15 minučių. Tai nežinau, ką mes veiksim, bet pasižiūrėsim. Labai keista matyti tiek daug bendraminčių, tipo, labai visi čia kažką pastum, kažką pabazarė. O, mainstaindas. Dai, žiūrim, keliaujam. Juokinga, kad visur yra didžėjai, karočią. Visur didžėjai groja. Toks va vaibelis, visi geram vaibė, O gerai, matau, bus linksma čia, Gerai, reikia matyti pagrindinę salę, tik tai reikia įsiaiškinti, kur jinai yra. Čia, karočią, galima į projektukus painvestuoti, pabazarinti su savininkais, Fireblocks, viskas bus. Tik įdomu, kur čia ta pagrindinė salė. Aš jos nerandu, o kada čia įdomu bazarina Vitalikas. Bet visi turėtų pajudėti, nu tai dar 10 minučių. Tai reikia susirasti greičiau tą salę. Baigėsi tie eventai, iš karto už nugaros balius, bet dabar einam kur ramiau ir apie tai pašnekėsim, papasakosiu, ką gero išgirdau, ką gero sužinojau. Gerai, ramesnės vietos jaučiu, ramią vietą, tiksliau bus jaučiu sunku rasti, bet dar pabandysiu paeiti ir paieškoti ir tenai aptarsim, ką išgirdėjau. O čia gal ir visai ramu, nežinau. Tai bidėjau, aš jau užeisiu. Nežinau, aš čia galiu. Jaučiu ramesnės vietos, tai nebus, karoči, čia atsiremsiu ir čia pabazarinsiu. Tai va, atėjau į ramesnę vietą ir dabar trumpai galima prabėgti, ką ten šnekėjau. Tai pažiūrėsim, čia ką aš dabar pasakysiu, tai bus turbūt jau neaktualu, nes tai vyksta šiandieną ir turbūt, kad Amerikoje dabar bus tenai posėdis ir Fed reitai katins kažką iš apukinė, bet žodžiu, amerikonai katins mažins palūkanas ir kas atsitiks, tai viskas turėtų po 2-3 dienų, tai rugsėjo 20-21 dieną pasileisti žemyn. Vėl viskas priklauso, kiek jie mažins tas palūkanas ir kas darysis. Nes paskutinius 3 metus, tas bakurėlis, kuris šnekėjo, sako, paskutinius 3 metus, kadangi tu galėjai jeną pasiimti Japonijoje jeno paskolą ir nemokėti jokių mokesčių, tai visi tai darė ir paskutinius 3 metus, neapsimokėjo labai investuoti į kripto. Tai yra, tarkim, tu nusiperki Ethereumą ir užteikinę Ethereumą, tu gauni ten, tarkim, per metus 3 ar 5% pelno, bet jeigu Ethereumas krenta žemyn, tau nėra iš to jokios naudos. O, pavyzdžiui, Amerikos treasury bondai, visokie nekilnojamas turtas, viskas auga, tai tu pasiemi paskolą jenų, įsikeiti į dolerius ir perki tada nekilnojamą turtą ir bondus. Ir kas atsitiko, kai pakėlė Japonijoje palūkanų reitą, mes matėme, įvyko mega super duper crashas, viskas tenai susileido belekaip žemyn. Tai dabar gal tokio crasho, sakė, ir nepamatysim, bet vis tiek kažkas gali panašaus įvykti, nes žmonės turės vėl įsikeitinėti savo, nes patys didžiausi investuotojai yra japonai ir kadangi čia katins tos reitus, mažins palūkanas, tai labai yra nepalanku nei dolerių, nei jenų ir reikia stebėti dolerio ir jeno čartą, bet trumpai pasakius, visi pradės įsitraukinėti pinigus ir pamatysime crashą, bet tai yra geras dalykas, nes Amerika pradės provaidinti visokias, kaip čia dabar įsireikšti, paprašiau provaidinti lengvatas, visokius, pradės, imam kaip pavyzdinis žodis, nes neatsimenu kaip lietuviškai tas žodis, lengvatas, kurios padės marketui daug greičiau atsistatyti, nes greitų metų bus prezidento rinkimai. Ką tai reiškia? Tai kadangi bus greitų metų prezidento rinkimai, jeigu S&P būtų minus 20%, tai Kamala niekaip nelaimėtų, nes visi sakytų, kad va čia jinai yra kalta ir taip toliau. Tai trumpai ir aiškiai, tai katina reitus, pamatysim crashą, bet laikui bėgant tai yra labai geras dalykas ir po prezidento rinkimų turėtų viskas atsigauti labai stipriai ir po tokio crasho, kas atsitinka, tai
nebeapsimokės pirkti nei treasury bondų, nieko, reikės, ką žmonės pradės daryti, retailas, ką pradės daryti, jie pradės investuoti į kripto, tai tarkim perka Ethereumą ir steigina savo tą Ethereumą ir jie taip gaus didelį pelną, nes augs ir Ethereumo kaina ir plius dar jie gauna papildomus 5% per metus. Tai visas šitas dalykas short termų yra negerai, bet long termų yra labai gerai. Dar šnekėjo, kas laukia po 3 metų. Aš esu toj biškių užsirašęs, ką jie šnekėjo, kad nepamiršti ir kad čia po to nenukelinėti nieko. Stablecoinsai nebebus kažkokia spekulacinė valiuta. Tarkim, stablecoinsų dabar negali niekas naudoti, nei jokios kompanijos, niekas nes jų negali ne tai, kad neapmokestinti, bet buhalterė niekaip negali jų nei paskaičiuoti, nei parodyti valstybei, kad va, jie čia iš tikro yra. Tarkim, nori pasiimti Swedbanke paskolą, tu nieko negali padaryti. Jo, tu parodai savo tą baibitą, turi tos stablecoins, bet jie yra realiai niekas. Tai kas per ateinančius 3 metus bus, tai jau per pirmus šios ateinančius 12 mėnesių sakė, kad labai daug stablecoinsai turės praeiti reguliacijų, kurios padės, kad tiesiog digital stablecoinsas, tiesiog šita skaitmeninė valiuta pagaliau taptų kaip normalus euras. Tu nori pasiimti paskolą ten, tarkim, ar kažką, tu parodai, kad va, aš čia gaunu, turiu va stablecoinsų, ir tau duoda paskolą, nes mato, kad tu tikrai turi turtą, o nėra kažkas išgalvoto. Sekantis dalykas, ką labai daug šnekėjo, tai kad žmonės eina taip į mane pažiūrėjo nejaukiai, kažkas nukrito, šūkės laimę neša. Kad kompanijos, dabar ateina kompanijos ir sako, kad jo, mes norėtumėm, taip, žinai, čia priimti tos stablecoins, pasakyta, bet sako, tai yra neapčiuopiamas kol kas dalykas. Visam šitam dalykui per ateinančius 3 metus labai pagelbė, sakė, BEP3, jau dabar matome tokias svetainės, kaip, pavyzdžiui, Bybito BEP3, ir tai padės pušinti visą šitą naratyvą, visą šitą dalyką ir po ateinančių 3 metų, tasai stablecoinsas, digital pinigas, jisai bus lygiai toks pats kaip ir paprastas euras. Tas pats, kas būtų banke arba dar kažkur. Tu tiesiog galėsi imti ir parodyti. Gal taip skamba kažkaip neaiškiai ir taip, kad bet tai vis tiek tu jį turi taip, bet tu dabar su juo gali pirkti, tu gali nusipirkti ant kelionę, mašiną, namą, butą, bet jeigu, tarkim, nori pasimti paskolą ar dar kažką, tu su juo nieko, ačiū. Aš manau, kad kažkur kažkas tau duotų paskolą, bet imam kaip pavyzdį, tarkim, Lietuvą, tu Lietuvoje niekur nepasimsi paskolos, parodydamas, kad va, aš turiu čia, tarkim, stablecoins ar dar kažką, va, mano turtas ir aš tikrai galėčiau išmokėti ten tą paskolą ir taip. Tu to negalėsi padaryti, bet per ateinančius 3 metus tai turėtų pagal idėją būti viskas įmanoma ir padaryta. Dabar keliaujame mes, nežinau, kas šiandien per bakurėlis, niekas, tiesiog buvo parašyta, kad jisai yra investorius ir už 20 minučių jisai šneka. Gerai, mums reikia vienu aukštų žemiau. Jie apsirengė tom aprangėlėm, tu praeidinėjai, žinai, žiūri laimingas jos, o jam vidu jaučiu taip karštą, jam taip nezajebys, karočią. Dar tik tai už 15 minučių viskas prasidės, bet čia grinai apie meme coinsus. Tai ne mano tema, bet dėl jūsų čia, tik dėl jūsų. Bakurėlis protingai pabazarino. Bakurėlis protingai pabazarino. Trumpai, tai karočią pirkit Bipi. Bipi pirkit karočią, ar kaip jisai vadinasi. Jau čia buvo jo pirmas pampas, bus antras ir trečias pampas. Prognozuoja jisai, kad karočią bus per ateinančius 15 mėnesių vienas tasai coinsas nuo $33 iki $44. Dabar kaina $1,5. O šiaip tai labai protingai pabazarino, tiesiog, dabar kaip, žinot, kaip paklausai dabar perpasakoti, kai tai daug informacijos, tai biškai sunku, bet esmė to, kad viskas priklauso nuo community. Tarkim, imam kaip pavyzdį, ten Ethereumas arba dar kažkas, jisai turi community, bet nėra nei ten, kur visi, kad galėtų per daugiausiai pabazarinti nieko. Ir, tai yra tiesiog apie Ethereumą ir, tai nei mimsų nieko neprikursi. O čia yra, viskas priklauso nuo community, kuris pušina kiekvieną kartą. Ir kai ateina retailas, tai žmonės, kurie pradeda investuoti į kriptovaliutas, tarkim, kai dabar prasidės, kai dabar viskas kils, tai viskas pradeda kilti, nes ateina retailas. Tai žmonės, nauji žmonės, kurie pradeda pirkti kriptovaliutas, tai ką retailas darys, nes jau matėme ne vieną kartą šitą dalyką, tai jie pradės pirkti
meme coinsus. Kodėl meme coinsus? Nes meme coinsų visas market capas, jeigu neklystu, yra apie 40 bilijonų, ar tiksliau milijardų, kiek jisai rodė. Ir jo predictionas yra, kad per ateinančius 5 arba 10 metų meme coinsų market capas išaugs iki 1 trilijono, ne? Tai čia yra kosminiai skaičiai, bet tiesiog, kad tai yra labai puikus ir puikiai ir naudinga investicija, ypatingai, kai mes turime tiek daug įvairių dabar meme coinsų, kurie jau yra ganėtinai dideli. Mums nebereikia žvalgytis į kažkokius naujus meme coinsus ar jų ieškoti, nes mes jau dabar matome pagrindinius nugalėtojus. Tai ten imam, tarkim, Shiba, Doge, Bipi, Pepe, Book of Meme ir taip toliau. Ir turime puikų pasirinkimą ir dėl to jo mėgstamiausias yra tasai Bipi kažkoks, ant Solano jis yra pastatytas, manau, jeigu neklystu, ir prognozuoja tikrą šuolį. Aišku, papasakoju daug daugiau ir daug tiksliau, bet trumpai perteikius, tai kažkas tokio, o dabar einam į main stage, tenai šnekės Bybito savininkas, tai jau čia aš privalau tenai būti, o ne tai, kad noriu ar nenoriu. Prieš tai čia prie main stage man buvo rezervuota vieta tokia žiauriai apviena, bet sakė, jeigu išeisiu, viso bus, bet nežinau, sakysiu, apsistūmės is here. Move, my friend, move. Racing and we also carry the Red Bull logo. It's become like there. Every track does has a Trumpai pasakius, PayPal žaidžia didelį čia irgi žaidimą su kripto, tipo jie nori irgi savo stablecoinsą paleisti, ar jau yra paleidę, jau jie 4 metus yra kripto space ir visas kripto market capas turėtų baisiai išaugti, kada išeis visokios licenzijos Turkijoje prekiauti, kur Bybitas jau gavo licenciją Turkijoje prekiauti, tada Brazilija ir ten tos kitos šalis, kur yra mega infliacija, kur jų ta valiuta nieko nereiškia ir tai irgi čia per ateinančius 3 metus turėtų būti pasiekta. O dabar keliaujame į paskutinį šio dienos eventą, kurį aš esu pasižymėjęs, kad noriu nuvykti. Tai tas pats bachuriukas šnekės apie meme coinsus toliau, dar papildomas 10 minučių, kitą temą. Tai manau, čia irgi bus labai įdomu jo pasiklausyti, nes prieš tai jis šnekėjo 2 minučių, tai labai buvo tikrai įdomu ir rimta. Tai keliaujam. Visas kripto marketas, tai mūsų tie stablecoinsai, ne stablecoinsai, o altcoinsai viskas pradės augti, tai kai Turkijoje bus priimta, galima bus prekiauti kriptovaliutom Brazilijoje ir ten kitose šalyse, kur yra mega infliacija, o pavyzdžiui, Bybitas jau turi licenciją prekiauti Turkijoje. Dar negali prekiauti, bet jau yra parašai sudėti, galės prekiauti. Tai tokiose šalyse, kas atsitiks automatiškai, tai žmonės, jų neapsimoka jų valiutos laikyti. Jiem laikyti, tarkim, ten tą pačią lyrą, yra visiškai neapsimoka. Jeigu jau tą lyrą dės į kriptovaliutas ir tada automatiškai pradės gauti kažkokį bent pelną, žiūrint į ilgą laiko, tarkim, perspektyvą. Ne tai, kad tu šiandieną įdėjai ir rytoj jau nusiėmi pelną, bet, tarkim, per 5 metus lyra nukris dar labiau žemyn, o pasirinktos kriptovaliutos galimai turėtų paaugti ir tai jiem atneš didesnį pelną negu laikyti lyrą, nes infliacija nežmoniška. Prieš metus buvau, tai ten euras buvo apie 20 lyrų, dabar 1 euras apie 3-5 lyrą. Čia buvo toks kaip podcastas, 4 bičiai susėdo ir bazarino, tai esmė, kad tipo 225 turėtų būti labai stiprus meme coinsam, nes žmonės supranta, kad tai jau nėra apie kažkokį projektą, nėra apie kažkokį utility, kad tarkim, ten tu nusiperki, ten nežinau, imam kaip pavyzdį, ten kažkokį coinsą ir jisai tenai, kad būtų nemokama elektra. Namie dabar yra, kad tik tai kuo daugiau pasidaryti pinigų ir kai dabar yra, kad tokia ekonomika ir tokia rinka, pavyzdžiui, kaip Instagramas, TikTokas, kur lengva ir toliau pušinti ir žmonės iš tų community, tarkim, imam Dogecoin'o community, jie gali kelti TikTokus, visus įvairius YouTube video, padaryti su dirbtiniu intelektu ir pušinti tą naratyvą meme coinsų toliau ir pritraukti naujų pirkėjų pirkti tą patį, tarkim, Dogecoin'ą, tai tik tai turėtų išaugti labai stipriai meme coinsų kaina ir geriausia investicija, čia yra ne mano žodžiai, o jų investicija, geriausia investicija, kuri daugiausia, ne geriausia investicija, o investicija, kuri atneš didžiausią pelną, tai bus meme coinsai 2025 metais ir reikia investuoti, atsidarius CoinMarketCap'ą, pažiūrėti top 300 valiutų, atsirinkti, kurie yra meme coinsai ir juos investuoti. O šiandieną dabar keliauju jau į viešbutį namo ir rytoj laukia mūsų nauja kita diena.
ženklai, kurie atveda į geresnį rytojų. Taigi, esam Baibito jachtoj, belekaip karšta. Ar jachta, gal jachta blogas įsireiškimas? Jachta tai va tenai va. Va jachta tenai. O mes čia labiau esame laive, bet susipažinau su Lenkų atstovu iš Lenkijos Baibito. Bet čia daug garso, daug muzikos, daug aš čia kažko jums neparodysiu. Bet yra vienas lietuvis, kuris pičina, kaip supratau, kažkokį projektą. Tai jeigu ateis jisai pabazarinti, aš iš jo pabandysiu paimti kažkokį intervą, kas mano nuomonė yra neįmanoma, nebent reikės eiti tenai į galą, nes gale karočią, palaukit potkepis. Tai vis dėlto čia ne fotkė, o nuotrauka, tai ką aš norėjau pasakyti, kad jeigu jisai prispės, gale mes eisim tenai, pašnekėt galima, iš jo paimsiu kažkokį intervą, nes čia labai daug garso, tai yra ganėtinai nepatogu būti šnekėti. Aš jau Bachurėliui 3 kartą tą patį bairį pisuojam, nebejokingai jau dar. Tai paimsiu intervą, paklausiu, kad čia per įmonę, bet čia tipo, blet, šaika. Žiūrėkit, galiu aš jums nueit parodyti. Gerai, nauja diena, keliaujam į eventą, pažiūrėsim, kas tenai vyksta, truputėlį prasieisim pro ten tokias mini parduotuvytės, ne mini parduotuvės, pro tos kelius, kur vakar rodžiau. Tenai mačiau, vakar bazarinau tiksliau su vienu Bachurėliu, sakė, ten galima pasiimti kažkokių kortelių, dar kažką. Tai pasiimsiu gal, ką tik atsikėliau, vakar dar sportavau karočio. Šiaip man viskas skauda. Tai vakar biški buvo ir išgerta, nemeluosiu. Balsas biški kitoj pusėje, bet, žodžiu, keliaujam ir bandysim užkariauti šiandienos dieną. Bet nugaras skauda po trepytės, tai belekai. Tik ateini iš karto pasikuria čia visi, iš karto į balius, festivalius, kviečia. Man užtenka. Už kažkur 4 valandų prasidės ta influencerių kova, CryptoFightas. Tai tenai varysim irgi pasižiūrėti, kas tenai gero vyks. Čia nepasiėmiau to gaidžio ant kaklo, tai dabar turėsiu varyti iki kambario, pasiimti jį ir varyti atgal. Gerai, kai karočią mano viešbutis grinai už gatvės, nes čia šitam viešbutį ir vyksta. Tai mažai kančios, bet yra kančios. Pasiėmiau šitą, dabar liko tik tai padegti pastatą. Oi, bet taip karšta, kažkoks plius tracokas, neįmanoma. Bet jau toj. Įdomu, ką pašnekės apie vakar eventus, nes vakar kaip kol kas, sakau, jums kaip išeis tas blogelis, šitas jau bus biškit truputėlį jaučiu per vėlų, nes jisai išeis rytoj, tai 20 dieną arba 21. Bet ką aš norėjau pasakyti, tai kol kas viskas vyksta taip, kaip ir sakė Bachuriukas. Katina 50 pointsų ir ką mes matome, kad kyla marketas į viršų ir po 2-3 dienų žemyn pasileidžiam, bet reikia stebėti $/JEN, kaip kas vyksta. Tai reikia stebėti, žiūrėti, bet šiandieną tai aš vapšė nestebėjimo mūdė, šiandieną tai tikrai netreidinsiu, nes prapysiu visą šaibas, vapšė galvelė nedirba. Su Lenku vienu susipažinau, jis nori su manimi ir dabar pamyti. Taip, jisai Baibito partneris Lenkijoje, bet jisai lievai, jisai pas juos ant kiek kemeliamų žmonių, bet palyginus su mumis lietuviais, kaip aš stumiu, tai sakė, vapšė. Aš sakė, vapšė, kaip tokia maža šalis, tai belekaip aš stumiu, belekaip promoutinu, belekiek žmonių pritraukiau. Tai jiem didžiauliai zaibys ir jie man pažadėjo, kad bus daugiau visokių kempeinų. Kempeinai tai visokie eventai, kur žmonės, kurie užsiregistravo per mano nuorodą, tiksliau Kripto Lietuvos nuorodą, jie gali dalyvauti įvairiuose kempeinuose, kur gali laimėti nuo iPhone'ų iki $1,000,000. Aišku, $1,000,000 tai ten splitinasi, bet vyks karočią, jeigu neklystu, kitą mėnesį pasaulio ten traderimo čempas, kur visi mes susijungsim į vieną grupę, varysim trading, dalinsimės nemokamais signalais ir praeitais metais užėmėm 17 ar 18 vietą pasaulyje. Tai manau tikrai labai gerai. O dabar esam lokacijoje ir greičiau einam į OKX stage. Bachuriukas gerai viršų įpisęs, pizda. Čia viskas, aš jau žinokit, jau įsivėliau čia iki galo. Einu toliau pizdėlint. Pažiūrėsim, kiek surinksiu nemokamų šmutkių čia. Kiek susirinksiu nemokamų šmutkių. Jau man reikia net maišiuko karočių.
Turiu maikę jau, turiu dar maikę. Reikia dabar šortus prasimušti. Reikia šortus prasimušti ir buvau pilnai pasiruošę šiandienos vakarą. Prasimušiau, kur susidėti jau šmutkės. Einam toliau prasimuš šmutkių. Prasimušiau 24 karatų kortelę. Skirta kripto. Čia yra cold walletas, cold storage'as, ne walletas. Vadinasi Ballet. Belia kaip sunkiai, įdomu, jeigu į piniginę įsidėsiu, irgi tokia sunki bus. O dabar jau čia, nežinau, einam pabazarinti, einam paklausyti, kai bazarina kažką. Prisės, pailsėt biškį. Tai ką, man taukenas jau baigėsi. Dar varysim vakariai kripto fight eventą. O šiandienos informacija, kuri buvo surinkta, tai kad visi labai apsisvaigė apie institucijų pinigus, kad čia tos ETF-us viską priėmė, bet bitcoinsas ir kriptovaliutos ir taip pasiekė 2 trilijonus be jokių institucijų. Tai kol institucijos suneš tos 2 trilijonus, kurios sunešė žmonės, tai užtruks 3-4 metus, geriau susikoncentruoti į retailą ir kitas sektorius, grinai 2-5 metų, tai bus dirbtinis intelektas, blockchaino projektai ir meme coinsai. Tai kažko, tipo, apibendrinant, tai kažko labai naujo nesužinojau. Maždaug tą, ką aš galvojau, kokią informaciją buvau jau susirinkęs, ją tik tai užtikrino. Man tiesiog pasakė tą patį, ką aš galvojau, kad jo, tu teisingai galvoji apsi. Keliausim į eventą, o dabar einam čia viešbutis šitam apsistojęs. Keliauju į viešbutį, ruošiamės į kripto fightą, ten, kaip minėjau, kripto influenceriai, kurie beefina ten, tarkim, TikTok'e, Twitter'e, Instagram'e, dar YouTube'e ar kur. Varys vienas prieš vieną iki mirties kapoti. Tai bus tikrai įdomu. Atvarėm į tą eventą, kur kovošia tie influenceriai kripto. Negalima filmuoti su kamera, tai filmuoti su rageliu. Nematau skirtumą, bet nutipo. Get ready for the biggest fight sport event in all of crypto. Ladies and gentlemen, welcome to Crypto Fight Night Octane Singapore! He doesn't want to fight anymore. But what the fuck? Like we are professionals? Influencers?